Vienas smagiausių tinklinio elementų – puolamasis smūgis. Visuomet turite būti pasiruošę atremti puolamąjį smūgį, tačiau taip pat svarbu nepraleisti progos pačiam jį atlikti. Atliekant puolamąjį smūgį svarbiausia, kaip žaidėjas sugeba pribėgti ir pašokti norėdamas numušti kamuolį. Po priėmimo, puolėjas po truputį turi pradėti judėti į pradinį tašką, visą laiką stebėdamas kamuolį. Jokių būdų negalima jo pamesti iš akiračio. Pradinis taškas yra apie 2,5 metrų nuo perdavimą atliekančio partnerio. Kūnas turi būti pasisukęs 45 laipsnių kampu link partnerio, kad būtų galima spėti atlikti puolamąjį smūgį esant siauresniam ar platesniam perdavimui. Judant link kamuolio, kairė koja rodo kryptį į spėjamą tašką, kur turėtų vykti puolamasis smūgis, o dešinė koja turi būti akcentuojamas paskutinis žingsnis į perdavimo pusę. Tai leidžia būti arčiau kamuolio. Atkreipkite dėmesį, kad negalima per greitai pribėgti prie kamuolio, kol dar nėra atliktas perdavimas. Tokiu atveju kamuolys visada bus už jūsų galvos ir smūgio neatliksite. Pašokus reikia stengtis, kad mušant kamuolį ranka būtų pilnai ištiesta. Puolamojo smūgio metu kamuolys turi būti maždaug 30 cm atstumu priekyje puolėjo. Tai leis žaidėjui matyti, kas vyksta kitoje aikštės pusėje ir bus galimybė numušti kamuolį žemyn, išvengiant užtvaros. Stenkitės judesį atlikti teisingai ir kuo staigiau. Nepamirškite, kad kiekvienas netikėtas, žaibiškas smūgis jums gali atnešti taip lauktą pergalę žaidimo metu.